Labadiena, Poryt LT. Šiandieną paskirsime labai praktiškiems ir ne elektroniniams daiktams, bet aksesuarams, kurie skirti tokios elektronikos laikymui, tvirtinimui. Jeigu pažiūrėti, kiek mes Lietuvoje turime sumaniųjų įrengimų, tiek mobilių telefonų, tiek planšetinių kompiuterių, kurių kaina viršė porą tūkstančių litų, tai gal nebūtų labai daug, bet tų, kurie kainuoja virš 1000 litų, yra labai nemažai. Ir jie visi verti to, kad vairuojant, jeigu pritvirtinai automobilį arba dviratyje, tie daiktai iš tikrųjų gali iššokti, nukristi ir gali atsitikti visokie blogi dalykai. Tai tam, kad taip neatsitiktų, aš manau, kad vidutinės klasės ir ypatingai premium klasės daiktus labai rekomenduočiau naudoti tvirtinimui iš tikrųjų patikimus prietaisus. Į mano rankas pateko amerikietiško gamintojo tvirtinimo elementų šeima. Vadinosi X-Grip šita šeima, o įmonė vadinasi Ramount, amerikoniška įmonė. Kas čia per gaminiai? Kodėl verta paskirti, kad ir neilgą tokį reportažiuką šitam gaminiui? Visų pirma, tai yra ypatingai kokybiški gaminiai. Vat laikant rankoje dabar tokį daiktą, jauti, kad jisai iš tikrųjų ir sveria nemažai, nes visi elementai metaliniai, labai kokybiški, spyruoklės, kurios yra įstatytos labai tvirtos, visi užveržus arba prisupus šitas daiktas akivaizdžiai nenukris. Kiekvieną gaminį sudaro 3 daiktai, kiekvieną komplektą. Tai yra laikiklis, kuris tvirtinasi prie kažko ir jie gali būti patys įvairiausi, va šitas matosi prie kažkokio vamzdžio pritvirtinti. Yra tokie mums matyti tvirtinimai prie stiklo, čia taip užsukus jis prisitraukia ir jų mes matome ir ant kinietiškų pigių daiktų, bet čia yra labai ypatinga guma, labai ypatinga plasmasė, kuri nenulūš, viskas susukiota labai tvirtai. Ir tokių tvirtinimų yra, paskui yra įvairiausios žnyplytės, va tokios va, ir va tokios va, įvairių konstrukcijų. Toliau antras elementas, tai yra įvairaus ilgio jungiamoji dalis, kuri gali būti ilgesnė, gali būti labai trumputė, kaip čia. Ir pats laikiklis, kuris skirtas laikyti patį prietaisą ir nuo jo dydžio priklauso ir prietaisos, kurį galime jį tvirtinti. Tai šitas laikiklis tinka ir nedideliems telefonams, o štai šitas yra skirtas planšetėms. Jie parsiduoda arba atskirai galima komplektuotis, arba va tokiais komplektais. GPS LT svetainėje šiuo metu galima ir turėtų pasirodyti mažmenoje. Manyčiau, neužilgo. Šitokio komplekto kaina vieno yra 200 litų, bet nereikėtų to gąsdintis. Aš naudodamas kinietiškus, man per porą metų sulūžo jų tiek, kad ir atsargiai su jais elgiantis, bet šaltyje ar dar, kai automobilyje žiemą, ar valant stiklą, kai atsegi tokį daiktą, jis jau sekantį kartą neprisitvirtina arba plasmasė nulūžo, kad ta kaina 200 litų man kainavo tikriausiai netgi daugiau. Tie kinietiškų sulūžusių keitimas į naujus. Tai, štai tokie tvirtinimo elementai, amerikiečių gamybos. Mūsų nuorodose galite nueiti ir pasižiūrėti, kokių tvirtinimo elementų šitie gamintojai gamina dar, o jie rinkoje pasirodys mažmeninėje labai greitai, o juos galite šiandieną įsigyti per gps.lt. Poryt LT atsisveikina su jumis iki sekančių kartų.